kad reiškia šitas augalas stebuklingas, jie netgi bandė auksą iš jo išgauti. Ir lotyniškas pavadinimas yra alchemylė, nuo alchemikų reiškia. Bet visa esmė tame, kad reiškia, čia susikaupė ryte stebuklingas rasos lašelis. Nors ir, sakysim, sausas rytas ar saulėtas rytas, bet vis tiek rasos lašelis šito lapo viduryje, ar ne, visada bus. Tai va su tokiu lapeliu mes ryte nusiprausę veidą, jūsų veidas liks skaistus ir gražus. Galite tą dabar ir padaryti. Bet tą reikia, dažnai, aišku, dažnai, vasaros metu, dažnai. Nesitikėkit, kad vieną kartą iškart bus efektas. O dabar galite irgi nusiprausti, nes čia ta rasa, žinokit, yra dar rytinė. Mes čia labai saugojom ją. Ir čia yra rytinė rasa. Taip, taip. Čia jau jūsų grožiai. O dabar, jeigu dar turite, sakysime, pavydžių kaimynų arba draugių, kurios, kažko pavydi jums grožio, meilės, pinigų, maža ko, tai apsisaugoti galite, jeigu nešiosite pipirą kišenį. Taip, nuo tokių. Bet tik neužmirškite, kad tas pipiras su jumis turi visą laiką vaikščioti. Tai ar pinigų, nežinau, ar pinigų, kur? Taip, šalia savęs kažkur visą laiką šalia reikia tą pipiriuką. Nebus ir apsaugos. Jo, čia apsauga visada kartu. Visada kartu. Visada kartu. O jeigu gyvenime trūksta azarto ar nesiseka žaidimuose, lošimuose, tai tada reikia nešioti sapinio spurgelį. Ir taip prisišaukti tą azartiškumą, kuris suteiktų žaidimuose visokiojo pasiekmę. Irgi. Taip. O jeigu sapnuojat košmarus, kankina blogi tie sapnai, tai reikėtų medetkų žiedlapiais pabarstyti savo miegamojo lovą ir taip išsisklaidys. Tai tokia visa košmariška energija. Šalaviją sveikatai palaikyti. Irgi reikėtų susidžiovinti ir tiesiog nešioti su savimi. Ypatingai į kelionę, jeigu kokią susiruošite, tai čia tokia, kaip apsauga jūsų visam kelionės periodui. Bet būtinai turite kartu, nepalikti namuose. Paliksit namuose, neveiks. Gal meiliui jaunimui kažko. Sakiau, kad meiliui, tai erškėtogės reikia pasidaryti tokį amuletą ir nešiotis. Pasikabinti. Kišenį jeigu nešiosis. Čia daugiau efektas yra, kad susivertinant raudono siūlo ar kažkokio tai kaskino raudono ir tiesiog kaip papuošalą nešiotis. Jau tada ta meilė po truputį ir ateis. O kaip iš erškėtogių pasidaryti tą papuošalą? Tiesiog susidžiovinti ir... Jo, sudžiovinti. Raudoną siūlą galime pademonstruoti kažkaip, gal užrišti. Jo, gal kažkaip tai dabar užrišti, nes adatos... Adatos mes neturim. Bet geriausia būtų. Mes turim, kokį. Mes turim, mes iš karto tai padarysim. Viskas, kas susijęs su rožėm, žinoma, skirta tik meilei, jos išsaugojimui ir panašiai. Tai tinka ir rožės žiedlapiai, tinka rožių vaisiai, taip, erškėtažės. O jeigu turite, sakysime, rožės lapelių arba rožės pumpurų, tai sudžiovinę net arbatą galite išsidaryti. Šiaip, pats rožės lapelis, vienas lapelis skleidžia aromatą. Paimti ir tiesiog perduriant su adata, taip susiveri ir kad tokie gražus karoliai gautus. Ir mes čia taip nešėjo pademonstruoti. O jeigu iš tikrųjų jūs norite kerų maišelį turėti, tai reikėtų jums pasiimti kokį plonos medžiagos gabalėlį ir pasisiūti tokį maišelį. Jeigu jūs kankina kokią nemigą ir šiaip jaučiatės neramiai, tai jūs galite tiesiog džiovintas lavandas nešioti tokią maišelį. Net nenešioti, tiesiog miegamajame padėti. Galit net po pagalvę padėti, ar ne? Taip, pasidėti. O galite vonios kambarį arba savo kosmetinio stalelio turėti. Bet nebūtinai tik lavanda, čia viskas tiks.
čia tiks ir, sakysime, vaizdikėlis, Taip, ar ne? žiupsnelis, ar Jo, vienas, ar keli. turtams geroviai pritraukti. Tas pats pipiras nuo tų visų ten apšnekų, apkalbų, spurgas, Tam azartui, Azartui, lošimuose. taip, Jo, taip. tokį vat susidedi. meilės Jo. reikalams kažkokią ten žolę galite įsidėti. Ir gal dobilą netgi galite įsidėti, kuris irgi, sakysime, pritraukia turtus ir visokią sėkmę. Ne? O kam tą pipiriuką raudoną? O čia galima dabar jau naudoti? galime ateiti į namus. Ir pirmiausia, tai čia irgi toks yra pasiūlymas, kaip išsivalyti namus nuo mikrobų, nuo negandų, nuo visko. Reiškia, mes tas valom grindis, plaunam labai dažnai ir paprastai perkam ten visokių brangių priedų, chemikalų ir kad namai kvepėtų įvairiausių dezodorantų sintetinių ir aromatizatorių. Ir vis tiek niekas neveikia. O yra labai paprastas ir geras būdas išvalyti namus. Mes į kibirą pripilam vandens, ne? Ir tada mes padarome tokį mišinį. Reiškia, imame obuolių acto, sakysime, pusės stiklinaitės, ar ne? Obuolių actas reikalingas tam, kad purvus išvalyti, kalkės jisai gerai šalina ir dar labai svarbu, jis reikalingas tam, kadangi mes pilsime natūralių aliejų, lavandos, bet į actą mes pilam tik vieną lašą lavandos aliejų, o lavandos aliejus irgi veikia raminančiai ir dar ką, tiesiog dvasinę tokią ramybę, pusiausvyrę sukūrė. Taip. Ir cinamono aliejus, o cinamono aliejus naikina įvairius mikrobus, bakterijas ir taip toliau. Ir toks labai malonus kvapas. Ne? Ir po lašelį mes čia įlašinam, nes aš dabar nebenoriu lašinti, nes jau čia mes viską atlikom, dabar tik demonstruoju. Jeigu jūs aliejus tą lašelį į vandenį įlašinsit, tai jisai neištirps. O actas veikia kaip tirpiklis ir matote, to lašelio čia jau visai nebėra, tų 2 lašelių. Yra toksai, kvapas, bet acto šiek tiek jaučiasi. Bet daugiau cinamono. Bet žiūrėkit, jau visai ne toks ir blogas tas kvapas, ar ne? Taip. Dabar mes visą šitą dalyką supilam į tą indą su vandeniu ir išplaunam grindis. 5 ar 10 minučių šiek tiek dar yra to kvapo acto. Bet paskui tas kvapas labai greit išgaruoja, va tada jau mes pajusime tą cinamono ir lavandų tokį dvelksmą. Tai nebus aštrus kvapas, vos juntamas. Ir jeigu mes kas savaitę taip savo namus dezodoruosim, tai neturėsim ir ten tų bakterijų, ir tas natūralus kvapas mūsų namuose tvyros. Čia labai dar gerai, jeigu kas namuose turit kokį nors gyvūnėlį, ten katinėlį ar šunelį, kartais sunku išvengti to kvapo, tai čia šitas dalykas labai padeda. O pipiras, aitrusis pipiras, jeigu mes virtuvėje tiesiog naudosim jį kaip maistui, jisai neveiks. Bet aišku, jį reikia užkalbėti ir šiek tiek paslėpti namuose, kažkokiam tai gal kampe, kad netaip matytųsi. Jisai apsaugo nuo pelių, nuo vorų, nuo visokių nepageidaujamų vabzdžių. Ta pati gali daryti ir kieme, komposto krūvą galite irgi apibarstyti, reiškia malta paprika, arba tuo pipiru, arba tokiom ankštelėm irgi apkaišyti, sako, kad irgi nebūna jokių ten musių ir kitų vabzdžių. Tai čia namų apsauga. Obuoliukai, tai čia žinokite, kaip čia. Karpom gydyti. Labai natūralus. Pasitaikogi, ką darysi, kad reiškia iš kažkur žiūrėk ir parsinešam tą karpą ant rankos ar dar. Tai ką tada daryti? Tada labai tikėdami, kad mums padės šitas dalykas, jaunam obuoliuką pusiau, bet būtinai taip, ne? Kad ta žvaigždutė matytųsi. Dar labai gerai, jeigu sėklytė persipjauna. Ir tada mes turime tą vietą, kur jau yra pažeista, tas svetimkūnis, turime mes suvilgyti. Ir aišku, ten galvoti apie tai, kad mes turime atsikratyti tos karpos. Ir viskas, ir to užtenka.
Bet ką dabar su obuoliu daryti, suvalgyti jokių būdų negalim. Nes tada galim daugiau dar tų visų svetimkūnių turėti. Mes turim užkasti, žemę užkasti. O žemė pasiima ir viską sunaikina, viską suvaro. Tai va, tai čia toks yra dalykas. Ir vieną kartą užteka. Nu, jeigu labai tikėsi, čia viskasgi su tikėjimu. Nu, čia reikia labai stengtis. O ką iš konkorėžių? Jie va tokius amuletus vaisingumui namie palaikyti tai tokiai gausai. Galima pasikabinti, galima su savim nešiotis, galima pasikabinti vat prie durų, kad namuose niekada nieko netrūktų. Va toks vienas iš amuletų. O šakelės, matau, dar turit kadagio čia turbūt. Jo, kadagio ir pušies, jo, mes čia naudojam smilkymui. Ir vat tiek kadagio, tiek pušies to šakelės padeda atsikratyti namie susikaupusios neigiamos energijos, išvaiko tos tokias blogas mintis atsiradusias namie ir panašiai. Ir neužmiršti reikia irgi, taip galime pasmilkyti. Ir reiškia tiesiog cinamoną vis dar įberti, nes tas cinamonas irgi smilksta, o galime įdėti ir lazdelę. Tai galime ir lavandos džiovintus įberti. Gaunam tokius natūralius smilkalus, be jokių ten cheminių priedų. O žinotgi, kvapai tai jau čia įrodyta, kad kvapų terapija labai žmogų veikia ir galime ligas įvairias išgydyti. O šiaip tai namuose labai bendrai savijautai gerai. Nu, dar apie norus turbūt reikia. Jo, apie norus, tai ką, su norais, ten vat yra sudėti lauro lapai. Ir ant jų reikia užrašyti norą arba kažkokią kankinančią problemą. Va taip vieną iš dviejų. Ir tada užrašius, palaikius rankoje tą lapelį, sukaupus tą visą energiją, reikia sudeginti aukurėlį. Būtinai sudeginti. Taip. Aukurėlio liepsnoje. Ir taip. Jūsų tas noras išsipildys. O nelaimės ar bėdos sudegs. Mes tai tikrai esam laimingos, žinokit, ir neturim bėdų. Ir mūsų norai pildosi, nes mes taip atsiū ir jums pamėginti. Taip ir darom. O dabar matau čia labai, dabar šitai porai mesgi galėtumėm duoti ypatingą augalą. Čia iš tikrųjų nėra kažkokių ypatingų augalų. Visigi jie yra aplink mus, mūsų kieme, mūsų virtuvėje, mūsų laukuose. Ir turbūt, taip, bet jiegi visi turi tos stebuklingos galios. Kiekvienas augalas turi tų savybių, magiškų. Na štai kraujažolė vadinama kaip 7 metų meilės gėlė. Tai jeigu pora gaus tokią dabar kraujažolę, tai 7 metai garantuotai gyvensit kartu be jokių bėdų. Jeigu dar gyvensim 7 metus, tai jau tikrai, kaipgi ne. Pasidalinkim. 2 negaliu duoti, čia porai dienų. Čia porai dienų. 14 metų bus per daug. Va taip, pažiūriu, vyrai pagyvenę ateina, tai jau jie tų 7 metų nelabai nori. O jaunimas irgi sako, nu kaip tu 7, sako, čia taip ilgai, taip daug. Tai va. Dar arbatos galime duoti? Arbatos. Paragauti. Raganiškos. Nu, bet recepto tai jau jūs neklauskit, žinokit, nepasakysim. Bet čia grožiui ir visam kam, nes va šitą raganaitį, tai jinai geria tą arbatą. Ir žinot, kiek jai metų? Jai 300 kaip nieko. O sakykit, rasa kyla dabar. Tai va, tai čia tai tikrai grožiui, žinokit. Sode auga. Jo, sode auga, magiškas augalas, kadangi jis ryto rasą, tą jis sukaupė visą rasą nuo jos. Tai gerai, kad jau braukė, ir pavilgot rankas, bet ir tą lapelį prie veido pridedat galbūt. Ne, nežinojau. Tai žinokit, kad čia nereiks jokių ten tų veido tonikų ar kažkokių, nesgi čia visa gamtos jėga yra tame mažame lašelį. Va šitaip, taip, ryte. Jeigu jūs taip ryte prausitės, tai žinokit geriausia. Nubraukti taip nuo jūs, ir dar ir veidukų išeina. O tai jūs jau tiesiog tą rasą, kur susirenkat, jūs nebūtinai galite tą lapelį ir skinti. Jūs tiesiog galite tą rasą išsitrinti veidą. Čia jau tikrai jaunystė jums saugos.
saugos. Randa tokiai, tai ramybei palaikyti. Ne tiek jau O daug mes jau diemedis, žinom, nu, diemedis toks vat kaip apsauginis, jau pats tas pavadinimas diemedis, kad apsaugo namus nuo visokių tokių negandų ir negerovių. Ir reikia susidžiovinti ir pasikabinti prie namų. O tos uogytės raudonos? Tos uogytės, tai yra gudobelės. Jos irgi galima daryti visokius tokius amuletus, kurie, nu, tokiai vat sėkmiai pritraukti, tokiam džiaugsmui, kad į gyvenimą ateitų. Ir nuo vaiduoklių namų saugo. O nes čia yra raganos. O jeigu kultūrinė gudobelė, tai tas pats? Ten daugiau širdžiai. Širdžiai stiprinti. Bet irgi žinoma gerai. Ypatingai vyras, jeigu mėgsta žvejoti, tai galite įdėti į drobinį maišelį, parneš didelį laimikį. Tikrai. Reikia laimikio, ne. O ką, nenorit lydekos? Matot, kaip įdomu, kad visi prieskoniai, jie pasirodo yra magiški.